Dažnai žmonės ateina su tokiu stereotipu ir galvojat labai stereotipiškai, ar ne? Taip, gatvėje paklausim, kas yra rinkodara, aš beveik esu įsitikinusi, kad 60% ar 70% žmonių pasakytų, kad tai yra pardavimai arba reklama. Tai yra tas siauras matymas, ar ne? Bet kai tu pamatai, kad ta rinkodara iš esmės yra ir tiek apie vartotojų poreikių pažinimą, ir apie produkto kūrimą, ar ne? Tas visas produkto kūrimas iš esmės yra rinkodara. Ir aišku, po to jau tu tą vertę, kurią sukuri, tu ją turi atitinkamai ištransliuoti auditorijai. Jeigu žmogus siekia daugiau, jeigu jis nori matyti holistiškai, jeigu jisai nori padaryti gerą karjerą šitoje srityje, tai tada studijos dažniausiai yra tas kelias, kurį reikėtų rinktis. Dominika. Aš norėčiau kapučino. Nu, tai aš tada irgi. Aš norėčiau kapučino su karvės pienu. Dominika. Tai ačiū labai, kad šiandien sutikai su manim prisėsti ir pakalbėti ir apie studijas, ir šiaip apie gyvenimą. Tai labai malonu. Ir gal pokalbio pradžiai tiesiog. Žinau, kad esi tarptautinės rinkodaros ir vadybos magistratūros studijų programos direktorė. Esi taip pat ir bakalauro studijų programos direktorė. Tai klausimas, kaip atėjai iki šio taško? Nu, kaip visas tas kelias atrodė? Taip, tai iš tikrųjų yra toks smagus sutapimas, kad bakalauro studijų programa, kurią aš vadovauju, verslo vadybos ir rinkodaros programa, tai yra programa, kurią aš kadaise baigiau pati. Tiksliau, tai yra jau tokia evoliucionavusi jos versija. Nes aš pati mokiausi ISM-e, bakalauro studijose ir pati baigiau verslo vadybos ir analitikos programą. Ir dabar galvoju, kokie iš tikrųjų 3 metai turbūt praėjo nuo mano pačios baigimo, kai aš tapau tos programos vadovė ir mes tada ją perdarėm į rinkodaros programą, nes pamatėm, kad yra poreikis iš rinkos. Iš esmės, kad vis daugiau žmonių norėjo studijuoti būtent rinkodarą ir buvo tas poreikis iš darbdavių. Tai vat, ir pati dar ar ne, tai tame tarpe, kai baigiau bakalauro studijas iki atėjimo kitos programos vadovės, tai mokiausi Olandijoje, Nyderlanduose, magistro studijas baigiau ten, bet tuomet gavau pasiūlymą grįžti į ISM-ą, daryti doktorantūros studijų. Ir toks buvo labai netikėtas dalykas, aš kada nors šitą istoriją papasakosiu, tokia visai... Tai visas geriausias istorijas, reikia dabar laikyti. Istorija yra gerai, aš papasakosiu labai trumpai, ar ne? Ir čia yra susijusi su rinkodara, kad rinkodara yra ne tik tai, ką mes darom dėl produktų ar paslaugų kelio į vartotojų širdis. Bet mes lygiai taip pat iš rinkodaros pusės galime žiūrėti ir į save. Ir čia aš krypstu prie tos temos, kuri vadinasi personal branding arba asmeninio prekės ženklo vystymas, asmeninė rinkodara galų gale. Tai mano istorija buvo labai paprasta. Aš mokiausi Olandijoje, aš buvau dar nebaigusi magistro studijų, aš turėjau gana gražų LinkedIn profilį, tai yra tvarkinga, sutinkama informacija ir vieną dieną aš gavau netikėtą žinutę iš profesoriaus, kuris dirbo ISM, aš jo nepažinau, tai netėjo apie rekomendaciją ir ta žinutė skambėjo labai paprastai, Dominika, ar jūs domintų doktorantūros studijos. Ir man tada kilo klausimas, tai kaip čia taip įvyko, ar jam kažkas mane rekomendavo, aš sužinau, kad ne. Ir galiausiai tiesiog jisai ieškojo per paieškos langelį tam tikrų raktinių žodžių ir taip aš atsiradau, mano profilis atsirado. Tai, žinai, tuo metu aš galvojau, kad tai buvo toks laimingas atsitiktinumas, kažkas mane netyčia atrado, čia pasisekė, padėjo ant lėkštutės ar nepasiūlė. Bet vėliau aš supratau, kad tai nebuvo laimingas atsitiktinumas, tai buvo rezultatas pastangų, kurias aš įdėjau į savo asmeninį rinkodarą. Tai yra save pristatydama, save atitinkamai pozicionuodama, net ir tuo metu be kažkokios didelės kauptos patirties. Jos iš esmės nebuvo, bet tai, kas buvo pateikta. Tai va, tai tokia istorija asmeninės rinkodaros, ar ne, mes ir pradedam. Bet kadangi mes šiandien kalbėsim apie studijas ir ypatingai apie magistrantūros studijas, kadangi minėjai, baigiai bakalauro studijas ISM-e, kaip pačiai, prieš pasirenkant tas pačias studijas bakalauro, kaip ta rinkodara atrodė, kodėl jinai buvo būtent tas pasirinkimas, kuris ir tapo ir karjera, ir tuo pačiu ir esi vedlys programos, tai kaip pačiai tas tiesiog pajautimas. Aš sakyčiau, ir paminėjai, kad yra selektyvus toks ir darbas, kaip pristatyti save LinkedIn-e, atnešė ir doktorantūros studijų pasiūlymą, bet vis tiek tas pajautimas, pašaukimas rinkodarai, kaip jisai gimė? Aš žinau, būsiu atvira. Aš mokykloje turbūt, per ekonomikos pamokas gal buvau girdėjusi tą visą koncepciją, bet nebuvo taip, kad aš nuo paauglystės laikų labai domėčiausi ir ten svajočiau būti rinkodaros specialistė ar eiti šitą kryptim.
Aš į bakalauro studijas stojau 2008 metais. Pats ISM dar tuo metu buvo gana jaunas universitetas. Aš stojau, nes turėjau keletą labai gerų rekomendacijų iš artimos aplinkos. Ir aš iš tikrųjų tuo metu nelabai žinojau, ką aš noriu veikti. Ir aš manau, kad tas yra labai normalu, kai žmonės dar nežino. Bet aš priėmiau tokį sprendimą, kad aš stosiu į programą, kuri buvo gana plati, ar ne? Tai verslo vadyba ir aš žinau, kad ten bus dalykų susijusių ir su HR šiek tiek, ir su rinkodara, ir su procesais. Ir aš taip savo pasakiau, aš išsigryninsiu eigoje. Ir aš manau, kad jau kokiais, iš tikrųjų 2 metais, aš supratau, kad vis dėlto ta rinkodaros kryptis man yra įdomiausia. Man turbūt labiausiai patiko tas dalykas, kad tai yra tokia plati sritis, nes dažnai žmonės ateina su tokiu stereotipu ir galvojat labai stereotipiškai, ar ne? Taip, gatvėje paklaustum, kas yra rinkodara, aš beveik esu įsitikinusi, kad 60% ar 70% žmonių pasakytų, kad tai yra pardavimai arba reklama. Tai yra tas siauras matymas, ar ne? Bet kai tu pamatai, kad ta rinkodara iš esmės yra ir tiek apie vartotojų poreikių pažinimą, ir apie produkto kūrimą, ar ne? Tas visas produkto kūrimas iš esmės yra rinkodara. Ir aišku, po to jau tu tą vertę, kurią sukuri, tu ją turi atitinkamai ištransliuoti auditorijai. Tai mane tiesiog sužavėjo tas plotis, ar ne, visos srities ir jau kokiais 2 metais aš supratau, kad aš noriu šitą kryptimį eiti. Tai tiesiog vėliau, ar ne, studijų metu jau, kai reikėjo pasirinkti pasirenkamuosius dalykus, rinktis tam tikras temas, projektams, baigiamiesiams darbams, aš žinojau, kad aš noriu šitą kryptimį eiti. Tai... Man labai patiko tas paminėjimas, kad daugelio žmonių supratimas, kas yra rinkodara, yra pardavimai ir tiesiog reklama, bet kadangi kalbam šiandien apie tas pačias studijas, magistratūros studijas, jau tai ta antra pakopa, tai vat, kaip reikėtų, gal sakykime, išdiferencijuoti ir vat, tas yra dažnai, kad mes matome šiuo metu, kad yra labai daug rinkodaros laukia kursų, bet tada kodėl reikėtų rinktis ne kursus, o va, tikrai studijuoti rinkodarą kaip mokslą? Ar galėtum tiesiog paplėtoti mintį? Taip, aš pasakysiu iš savo perspektyvos, ar ne, ir jeigu net aš pati kada nors svarstyčiau, ar ne, jeigu aš norėčiau būti tam tikros siauresnės srities specialistė, ar ne, ten fokusuotis į paieškos sistemos optimizavimą, ar reklamų kūrimą, ar ne, ten Facebook, Meta, ar panašiai, tai tada kursai tave gali išmokyti atitinkamą įgūdį, ar ne? Ta prasme, tu sužinai detalės, kaip atlikti vieną ar kitą veiksmą, dažnai jis yra labiau techninis veiksmas, aišku, kai kurie kursai suteikia šiek tiek ir platesnį tą matymą įsivaizdavimą, bet jie nesuteikia dažniausiai to bendro matymo, ar ne? Vat kur apskritai versle, organizacijoje įsipaišo rinkodaros funkcija, kaip jinai sąveikauja su kitomis organizacijos funkcijomis. Kas apskritai yra ta rinkodaros strategija. Tai nėra tiesiog veiksmų planas, kurį mes sudarome, kad ten tą reklamą pamatytų tam tikras kiekis žmonių, ar ne? Visų pirma, tu turi apgalvoti savo segmentus, apgalvoti pozicionavimą. Tai tiesiog studijose žmonės, studentai gauna tą bendrą suvokimą. Kas tai yra per funkciją. Tai nėra tik tai kažkokio tai techninio įgūdžio įgijimas, ar ne? Tai jeigu yra noras sakyti kažkokį labai konkretų vieną mažą techninį įgūdį, tai gal kursai ir bus geresnis sprendimas. Bet jeigu žmogus siekia daugiau, jeigu jis nori matyti holistiškai, jeigu jisai nori padaryti gerą karjerą šitoje srityje, tai tada studijos dažniausiai yra tas kelias, kurį reikėtų rinktis. Tai čia labai gerai apibūdinta, dabar išgryninta apie tą pačią, vat, sakykime, naudą studijų, bet kalbant apie pačias studijas, vat, paskaitos, dėstytojai, kokio profilio žmonės ateina, va, tarkim, dėstyti, kokio profilio tie studentai yra, iš kokių laukų jie ateina ir kodėl jiems tai yra svarbu. Tai gal, sakykime, pradėkime nuo to, kad kaip atrodo ta pati programa. Vis tiek paminėjai ir kad ne tik techninės žinios, bet to pačiu, aš sakyčiau, gal ir net psichologinės, nes tau reikia suprasti ir vartotojų elgseną ir viską. Tai va, tiesiog būtų labai smalsu išgirsti, kaip atrodo ta programa. Taip, tai programoje mes turime iš viso, iš esmės, 15 dalykų, ar ne? Tai kiekvieną semestrą yra po 5 skirtingus dalykus, plus yra baigiamasis darbas. Tai iš esmės studentai jau eina gilyn į skirtingas tas rinkodaros atšakas. Tai pavyzdžiui, mūsų apskritai programa prasideda kursu, kuris vadinasi paslaugų rinkodara. Nes vėlgi suvokimas, produktų rinkodara, apie ką dažniausiai ar ne mes mokomės ir į ką dažniausiai yra sufokusuoti dauguma pavyzdžių. Tai yra, kai mes kalbam apie produktus. Kai yra paslaugos, atsiranda skirtingi sluoksniai, reikia suvokti, kad yra dalykų, kuriuos reikia žinoti toje vietoje. Tada mes mokomės integruotos rinkodaros komunikacijos. Tai iš esmės yra tas strateginis požiūris, kaip komunikuoti vertę, ar ne? Nesvarbu, ar tai bus produktas, paslauga, idėja, panašiai. Studentai mokosi taip pat ir tvarumo rinkodaros.
studentai mokosi ir statistikos, nes vėlgi, ar ne? Reikia žinoti statistiką visgi. Yra labai geras pasakymas, ar ne, kad iš esmės nelabai gali augti kaip verslas tam tikrose srityse, kurių tu nepamatuosi. Tai statistika, ar ne, iš esmės padeda tą padaryti ir mes turim jau kitame pusmetyje, ar ne, pavasario semestre 1 metų kursą, kuris vadinasi vartotojų vertės analitika, Customer Value Analytics, tai vėlgi, ar ne, ten atsiranda daugiau matavimo aspektų. Mes turim ir Data Science for Marketing dalyką, ar ne, tai iš esmės dalykai, kurie yra susijęs su matavimu ir jie yra be galo svarbus, ar ne, nors kartais yra nurašomi ir sami, tai čia kažkas kitas už mane padarys. Bet net ir vadovui, kuris galbūt komandoje turės žmogų, kuris tą darys, jam yra svarbu suprasti ir matyti, ar ne, tą bendrą vaizdą. Tai šitie dalykai, ar ne, kaip ir minėjai, vartotojų elgsena yra vienas iš dalykų, prekės ženklo valdymas, studentai turi ir finansų paskaitą vieną, ar ne, nes vėlgi atrodo labai dvi skirtingos šakos, rinkodara ir finansai, bet vėlgi jos yra be galo susijusios. Taip. Iš esmės, ar ne, mes ir tą vadybinę dalį norime atskleisti, tai pati programa jinai yra tokia gana kompleksiška ir klausi, ar ne, kaip atrodo tos studijos. Tai daugumoje dalykų taip yra tam tikros teorijos, yra tam tikri modeliai, yra tam tikros sistemos, kurias turi žmonės žinoti, kurie dirba šitame lauke, kad jie matytų tą bendrą vėlgi holistinį vaizdą. Bet kiekviename dalyke iš esmės yra ir tam tikrų praktinių užduočių. Taip. Tai kartais vėlgi, ar ne, priklausomai nuo dėstytojo, priklausomai nuo metų, ar ne, nes vėlgi mes išbandom ir skirtingus metodus, bet kartais ateinam su realiais keisais, ar ne, realiais atvejais, kuriuos studentai nagrinėja, pristatinėja ir panašiai. Analizuoja vartotojų tam tikras keliones, analizuoja kokius produktų būtent šituos pagrindinius, ar ne, aspektus jie turėtų iškomunikuoti. Dirba iš esmės labai daug yra tų realių pavyzdžių ir skatinama, ar ne, yra pasirinkti tam tikrus realius pavyzdžius, nedirbti su kažkokiais fiktyviais ar išgalvotais, nes tada vis tiek tu labiau prisilieti prie to. Tai net ir studentai sako, nu, mes tarkim neturim, ar ne, kažkokio tai realaus atvejo, niekas iš mūsų ten nedirba įmonėje, kurioje mes norėtume, kurios produktą norėtume analizuoti. Tada aš jiems sakau, žinai, pagalvokite apie tokį produktą, kurį galbūt, ar ne, turit, tarkim, yra Lietuvoje, ar ne, įkurtas produktas, analizuokit jį, nes galbūt savo tam tikrą analizę, savo tam tikrus rezultatus jūs galėsit nusiųsti. Gal tai jums atneš naują darbo galimybę, gal tai jums atneš kažkokį tai matomumą, jūs gal tai CV galėsit įsirašyti. Tai iš esmės stengiamės daug daryti tokių projektų, kurie yra pritaikomi. Ir jie labai praktikoje ir reikalingi ir tuo pačiu jie skatina tą, sakykime, gebėjimą mąstyti plačiai ir spręsti problemas, kurios gal kažkieno kito dar yra neliečiamas ir ką girdžiu, tai yra tikrai daug tos praktikos, tokių užduočių, kurios padeda tą pasiekti, ar ne? Bet tada kalbant apie tą patį studentą, tai kokie studentai ateina pas jus? Tai bendrai rinkodaros studentai, kurie ateina į ISM, dažniausiai yra ambicingi. Jie nori kažką nuveikti daugiau, ne tik tai gauti diplomą, ar ne? Jie dažniausiai, ir man tas labai patinka, ar ne, kad žmonės dauguma jie ateina ne tik tai dėl diplomo, bet jie ateina, nes jie nori padaryti tam tikrą karjerą, jie nori savo jau, kurie ar ne, ateina su savo tam tikrų verslu arba jau kuria kažką, tai jie nori savo būtent srityje padaryti kažkokį tai pokytį, ar ne, ir tas žinias pritaikyti. Tai aš sakyčiau, ta ambicija vienas dalykas yra, kitas dalykas yra smalsumas. Ir tikrai aš kitose programuose, nes dėstau ir kitose programuose, aišku, nesinori čia lyginti, bet aš nesusiduriu su tiek daug klausimų, kiek aš susiduriu su rinkodaros studentų klausimais. Tikrai yra smalsų žmonės ir vėlgi tas yra labai smagu, tai ambicija, smalsumas ir tuo pačiu aš gal sakyčiau toks, toks pasaulietinis požiūris. Žmonės mąsto jau labai gana plačiai, ar ne? Jau yra dažnai ir pakeliavę, ir pamatę pasaulio dauguma, ar ne? Aš nesakau, kad visi, bet jie jau turi tokį kaip ir platų požiūrį į pasaulį, į kitus žmonės ir ateina su tokiu fainų matymų, ar ne? Ne siaurų matymų, platesnių matymų. Tai toks platesnis požiūris, gal taip galėčiau apibendrinti. Ir tada, kadangi girdėjau ir daug to praktiškumo ir tuo pačiu ir tų šiaip gebėjimų spręsti sudėtingas situacijas, tai tos karjeros galimybės, kaip jos dėliojasi to studento, kuris kaip ištransliuoti tą, sakykime, vertę tų studijų, kodėl verta rinktis ir kaip tai po to, sakykime, jau išsiverčia į karjeros galimybės?
Aš sakyčiau, mes turim labai įvairių pavyzdžių. Kartais jau ir ateina žmonės, na, pavyzdžiui, dabar prisimenu vieną atvejį, ar ne, kad yra žmogus, žmogus turi savo verslą, ar ne. Ir tas verslas gana sėkmingai einasi ir vėlgi, ar nenori pritaikyti tas žinias savo versle. Tai iš esmės net ir visą magistro baigiamą į darbą konstruoja būtent dėl to, kad tam tikrus eksperimentus vėliau galėtų pritaikyti ar ne, ir jų rezultatus pritaikyti savo, konkrečiai šiuo atveju būtų produkto paslaugos kainodaroje, ar ne. Tai gali būti, kad tai yra susijęs su būtent tuo tobulėjimu jau esamoje srityje. Dalis žmonių ateina po bakalauro studijų, ar ne, ir jau irgi turi tam tikrą suvokimą, dalis iš jų ateina po verslo studijų, tai su rinkodara tam tikrame kontekste yra susidūrę, tai dalis tokių žmonių yra, bet dalis ateina ir be to ankstesnio, ar ne, tai dažniausiai jie daro kažkas išlyginamąsias studijas prieš tai, kad gautų bent kažkokius tai pagrindus. Ir dažniausiai tokie žmonės yra jaunesnių projektų vadovų pozicijose, specialistų pozicijose arba dirba nesusijusi darbą, bet nori dirbti rinkodaroje. Tai dažnai mūsų absolventai, ar ne, tai vėlgi nuo rinkodaros projektų vadovų iki rinkodaros vadovų, iki rinkodaros agentūrų vadovų. Tai iš tikrųjų dabar, kai ką pasakiau, tai visus žmonės ir vizualizuojuosi galvoje, nes visus juos žinau. Aš kaip tik dar turėjau kitą klausimą, būtent apie tą žmogų ir dabar visus tos taškus būtent taip ir palėtė. Tai tiesiog tikrai labai gera girdėti. Taip, džiugai, dar labai noriu šitą vietą įstirti, ar ne, tai labai fainai, kad pas mus ateina, pavyzdžiui, ar ne, irgi turiu tas vienas iš tų žmonių, kuriuos vizualizavausi galvoje. Tai mano nebuvusi studentė, jinai baigus yra bakalauro finansų programą. Ir, supranta finansus, viskas gerai, dirbo būtent labiau toj srityje, vėliau kažkurio metu jau profesinėje srityje susidomėjo rinkodarą, pradėjo dirbti rinkodarą ir suprato, aš noriu eiti aukščiau, aš noriu įgyti daugiau žinių šitoj srityje, jinai ateina į magistro programą rinkodaros. Dabar jinai yra vienos žinomos įmonės rinkodaros vadovė ir manau, kad tai yra kelio pradžia, aš manau, kad neis toliau. Tai kaip pavyzdys. Tai iš esmės tikrai tai nebūtinai ar ne, ką ir minėjau, žmogus nebūtinai turi nuo pat bakalauro studijų, nuo pat nuo mokyklos žinoti, kad jis nori būti šitoj srityje. Jisai gali tą atrasti bakalauro studijos, jisai gali tą atrasti darbe, savo pozicijoje vėliau. Tai iš esmės nėra vieno teisingo kelio. Niekada yra nevėlu ir nebūtinai rinkodara, ar ne? Čia visas sritis, ar ne? Tai tikrai. Ir šiaip, net reziumuojant, iš esmės, jeigu tu ir pasibaigi bakalauro studijas, tu gali toliau sėkmingai tęsti ir gilinti tas žinias kaip specialistas. Tuo pačiu tu gali būti ir iš finansų srities pereiti į rinkodarą, nes tiesiog atradai per savo darbinę patirtį, bet tuo pačiu tu gali būti jau dirbęs tame ir tiesiog dar kartą, sakykime, atsišviežinti tų žinių, sakykime, paketą ir tuo pačiu susipažinti su žmonėm, kurie ko gero irgi turi ką pasiūlyti ir turi kaip bendradarbiauti. Tai iš tiesų tokias 3 distinkcijos man taip iškart po pasakojimo labai gerai ir vizualizuojasi man prieš akis ir net pačiam atveria tam tikro dabar didesnio suvokimo apie rinkodarą. Ir mano sekantis klausimas, tai vėlgi galgi šiek tiek atsisuksiu atgal į tas studijas. Turit vizitų, sakykime, toks dalykas kaip Web Summitas. Ar galėtum papasakoti, kas tai yra ir kodėl tai yra svarbu? Tai iš esmės mes norim studentus supažindinti ir su tuo, kaip rinkodara, apskritai verslas ir susijusios tos disciplinos, nes viskas iš esmės yra susiję, ar ne? Viskas. Taip, kad kaip tai vyksta, ar ne tik pas mus ten vietinėje rinkoje, aišku, mes turim labai daug užsieniečių dėstytojų, apie dėstytojus dar nekalbėjom, tai mūsų dauguma dėstytojų yra užsieniečių, bet nori su studentams parodyti ir kaip tai atrodo kitose šalyse, tai už kelių mėnesių planuojame vizitą į Lisaboną, Portugaliją. Ir taip yra tas konferencijos momentas, kad tuo metu ten vyks viena didžiausių skaitmeninio, galima sakyti, viso verslo konferencija Web Summit. Bet to vizito metu mes planuojame ir susitikimus su įmonėmis ir taip pat vyksime į vieną universitetą Lisabonoje, taip pat susipažinti su būtent tais dalykais, kurie yra susijęs su tarptautiškumu, su rinkodara tarptautiniuose vandenyse, ne tik rinkodara, bet ir verslų bendrai. Tai iš esmės noras studentams parodyti ir tą tarptautinę pusę, ar ne globalią pusę. Taip. Aišku, vėlgi studentai važiuoja ir į mainų programas, ir į double degree programas, tai jie ir tokiu būdu gali tai pajausti, bet kas galbūt neturi galimybės išvažiuoti dėl darbų ar dėl kitų įsipareigojimų, tai būtent turime tokį vieną kursą, kur kviečiame studentus, kurie nori tą patirti. Geras. Ir tada tokias būdas ir kaip čia yra viena dėstytoja sakius, Vita berods, kad your net worth is your network, tai iš esmės per tokias būtent
tokius summitus galima tikrai praplėsti ir pažinčių ratą, ir galimybių ratą. Bet kadangi pati paminėjai, ir aš grįšiu prie to vėl, patys dėstytojai. Tai Vidos esu klausęs, kad vis tiek jinai kaip programos širdis, tu kaip programos širdis, vis tiek ieškai ir specialistų žmonių, kurie sudomintų tos studentus. Ir man atrodo, kad priėjimas prie studentų yra kiekvieną kartą didelis iššūkis, nes tos kartos kitokios žmonės yra skirtingi ir kaip tau pasisekė, ar kaip vis dar, sakykime, bandai pati iš naujo atrasti, kas veikia, kas neveikia ir kaip atrodo tie dėstytojai, kurie atvyksta dėstyti. Tai, kas veikia, kas neveikia, tai mes iš tikrųjų ISM labai rūpinamės tuo, atlikdami tam tikras apklausas, susitikimus su studentais ir mūsų studentai, ar ne, jeigu jie turi kažkokių tai poreikių ar turi ką pasakyti, tai jie tikrai tą mums pasako, ar ne, tai mes į tai būtinai atsižvelgiam, ar ne, ir jeigu matom, kad yra kažkokių tai nesklandumų, mes kitos semestro metu jau darysim tam tikras korekcijas. Bet ačiū Dievui, taip nenutinka labai dažnai, ar ne, dažniausiai vis tiek tie dėstytojai, mes juos atsirenkam gana atsakingai ir jie turi patirties, jie dažnai turi ne tik tai akademinės patirties, bet ir patirties versle, tiek dirbant korporacijose, kartais ir savo projektuose. Tai tikrai mes jų turime iš labai skirtingų šalių ir aš dabar bandžiau suskaičiuoti, kažkaip nesuskaičiavau prieš tai, bet jeigu mes turime 15 dalykų, ar ne, neskaitant baigiamojo darbo, man atrodo, kad 5 yra lietuviai ir tada 10 yra užsieniečiai, jeigu aš neklystu. Tai plius minus, ar ne, skaičiai yra tokie, bet iš visur, ar ne, iš Jungtinių Amerikos valstijų, iš Šveicarijos, iš Portugalijos, iš Kroatijos, iš Jungtinės karalystės, ar ne, labai skirtingas tas jų profilis yra. Tai tas yra labai smagu. Kažko dar klausai? Aš tiek klausau, kad aš kartais tiesiog pats pametu mintį, bet tarkim dabar ir galvoju, tas sakykime, tarptautiniškumo aspektas. Tai būtent labai gerai paminėjai, kad netgi didžioji dauguma dėstytojų ir susideda iš tų dėstytojų, kurie atvyksta iš užsienio šalių. Ir manau, kad, kaip ir pati minėjai, kad pasaulietiškumas, kai žmogus, tarkim, ar padaro pertrauką, arba, sakykime, grįžta. Ir tas požiūris, kurį studentas atsineša į suolą, yra labai svarbus. Tai yra labai džiugu, kad tas simbiozė tiek ir pačių studentų ir dėstytojų patirties ir jų, sakykime, įvairialypiškumo transliuojasi vėliausiai tiesiog bendruomenišką tą darbą ir, sakykime, tą studijų pačią kokybę formuoja. Tikrai taip, žinai, dar irgi apie tos tarptautinius dėstytojus, ką noriu paminėti, kai kurie iš jų yra su ISM 10 metų arba daugiau ir man kas yra labai smagu, kad tikrai turim keletą dėstytojų pavyzdžių, ateina į galvą iš karto, kad jie su tais tiems, kuriems studentams yra dėstę prieš kelis metus, bet kai jis atvažiuoja dėstyti kitiems studentams, jie būna, kad susitinka ar nesusiorganizuoja tam tikrus susitikimus, tai vėlgi rodo, ar ne, kad to dėstytojo paskaitos ir apskritai turbūt ir asmenybė, ar ne, paliko tam tikrą pėdsaką. Tai man iš tikrųjų labai žavus tie pavyzdžiai, kai yra palaikomas tas ryšys, arba jeigu ten studentai, ar ne, irgi lankosi tose užsienio šalyse, irgi su dėstytojais kartais sukontaktuoja, susitinka. Tai čia tikrai labai geras toks, sakykime, aspektas, kurį, man atrodo, iš to, kiek kalbinau kitus pašnekovus, kad tas bendruomeniškumo jausmas taip ir formuojamas, tas kažkoks neformalumas tarp gal labiau dėstytojas tampa kaip draugas ir tuo pačiu tada tie ryšiai ir transliuojasi į tą ilgametę draugystę, kuri, manau, su metais tik stiprėja. Bet dabar toks, sakykime, pabaigai, jau rezimuojant klausimas. Vis tiek, kiekvienais metais vis nauja laida ateina studentų. Ir kokį patarimą duotum stojančiajam? Kokį patarimą duočiau stojančiajam? Kokį patarimą duotum, kurį gal pati būtum norėjus gauti, stodama į magistrą? Mano patarimas toks yra, žinok, ir labai bendrinis, bet ir labai toks iš dalies, sakyčiau, gal labai aiškus, ar ne? Mano patarimas būtų naudotis tomis galimybėmis, kurias galite gauti studijų metu, kol dar nėra vėlu. Apie ką aš kalbu, ar ne, kad vėliau vis tiek gyvenimas pasisuka taip, kad atsiranda įsipareigojimai, darbai, nuo kurių taip lengvai gali nesiplėšti, galbūt šeimyninė padėtis, galbūt dar kiti kažkokie tai įsipareigojimai, kurie jau tave padaro sėslesniu. Taip. O dažniausiai, ar ne, studijų metu ir magistro studijų metu tikrai yra labai daug galimybių pasimti tą pilnai. Tai jeigu tas yra įmanoma, aišku, turime ir tokių, kuriems gal ir dabar jau yra tam tikrų įsipareigojimų ir sunkiau tą padaryti, bet jeigu tai yra įmanoma,
aš siūlyčiau visomis tomis galimybėmis pasinaudoti, skaitant visas tarptautinės galimybės, ar ne? Bet net jeigu tų tarptautinių galimybių, tarkim, yra jas sunkiau pasiimti, tai tada bent jau viską, kas yra vietoje, ne? Nes tikrai yra ir daug renginių, ir daug susitikimų papildomų su dėstytojais, ir netgi kiekvieno dėstytojo, ar ne, po kiekvienos paskaitos galima paklausti dalykų iš jos ryties. Dabar aš dar ant toptelio klausimas, kurį aš visai pamiršau paklausti ir tiesiog va tie susitikimai, tai va, aš tikrai žinau tą, kad dirbat su įvairiausiais projektais. Ir dabar va tas gal dar klausimas, kurį gal norėjau ir paklausti, tas ryšys su verslu, tai vis tiek tas, sakykime, išėjimas už universiteto ribų, kaip tas atrodo ir dėl ko tai yra svarbu? Taip, tai žinai, pas mus, aš galėčiau pradėti nuo to, kad pas mus yra labai daug svečių paskaitų, bendrai studijose, skirtingose dalykuose, net ir kai dėstytojai atvažiuoja iš užsienio, dažnai mes vis tiek ar neturime tų tam tikrų svečių, kurie dalyvauja paskaitose. Bet čia jau mums yra toks dalykas, kuris, bet mes be jo jau šis nebeįsivaizduojam, ar ne? Tai kitas dalykas, ką mes tikrai stengiamės daryti, tai yra studentams parodyti, juos nusivesti į tas verslo įmonės. Tai dabar šiomis savaitėmis aš dėstau dalyką į integruotą rinkodaros komunikaciją. Tai praėjusią savaitę lankėmės rinkodaros agentūroje, šią savaitę einame į vieną didelę įmonę, tiksliau į vieną įmonių grupę, kur šiandien tarp kitko, pranešimus skaitys studentams atstovai iš 3 skirtingų prekių ženklų ir labai smagu man, kad 2 iš tų pranešėjų, jos yra baigusios ISM-ą, tai vėlgi, ar ne, labai faina, ar ne, kai tu jau esi kitoje barikadų pusėje, kad tu vis dar nori dalintis ir dar labiau gal nori dalintis, ar ne, ir įkvėpti tos žmonės, kurie yra dar tik tai pakeliui. Tai taip, stengiamės mes tą ryšį palaikyti, nes aš manau, kad tai yra svarbu ir susipažįstant su potencialiais darbdaviais ir bendrai pajaučiant pulsą. Tai va, ypač rinkodarai, ar ne, reikia suprasti ir agentūrinį darbą, ir darbą kliento pusėje. Ir tik tada, ar ne, mes galime matyti tą bendrą vaizdą. Big picture. Big picture. Dominika, man atrodo, kad sugebėjau paklausti to, ko norėjau, kas mane labiausiai domina. Aš kadangi turėjau labai daug klaustukų šiaip apie rinkodarą, dėl to, kad tiesiog aš kaip ir minėjau anksčiau dar užkulisių metu, sunku yra suprasti man kartais, dėl ko man asmeniškai svarbu, bet dabar suprantu, kad tai yra daug, kaip ir sakei, žinai, big picture reikia matyti ir tai yra didelis pūlas informacijos, ką reikia tikrai suvokti, dėl ko taip yra. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau, Čiugai. Ačiū ir ką. Ir kadangi abudu esam ASM bendruomenės dalis, tai manau, kad susitiksim irgi dar skirtingose kontekstuose. Tikrai taip. Gerai. Ačiū. Ačiū.